Jis išleido 1000 eurų savo pramogoms, o šioms atsibodus iš jų gavo 2000 eurų pajamų. Istorija apie 13-metį Luką, kuris nuo 6 metų labai pamėgo stalo žaidimus. Luko aistra stalo žaidimams buvo begalinė. Lukas atsakingai taupė kiekvieną gaunamą eurą, kad galėtų įsigyti vis naujų stalo žaidimų. Juos taip pat dovanodavo artimieji per kalėdas ir gimtadienius. Per kelis metus Lukas sukaupė nemenką žaidimų kolekciją. Kai Lukui suėjo 12 metų, Luko kolekcijoje jau buvo 26 stalo žaidimai. Žaidimų kaina vidutiniškai siekdavo apie 40 eurų, tad Luko kolekcijai surinkti buvo išleista apie 1000 eurų. Vieną dieną Lukas sugalvojo, kad žaidimus gali nuomoti ir taip dalintis žaidimo džiaugsmu su kitais. Už vieną žaidimą Lukas imdavo 10 eurų nuomos mokestį parai. Per mėnesį Lukui pavykdavo išnuomoti apie pusę savo žaidimų. Šiuos nuomavosi tokie pat stalo žaidimo entuziastai kaip pats Lukas. Per metus laiko iš žaidimų nuomos Lukas surinko apie 2000 eurų pajamų. Tai reiškia, kad jam pavyko susigrąžinti daugiau nei buvo išleidę žaidimams įsigyti. Šie pinigai leido Lukui įsigyti vis naujų žaidimų ir pažaidus juos sėkmingai nuomoti toliau. Ši istorija yra puikus pavyzdys, kaip Lukas su savo idėja išsprendė net 2 problemas. Jis sudarė galimybę žmonėms nuomoti žaidimus, jeigu šie neturi sąlygų ar nenori tų žaidimų pirkti. Taip pat jis savo išlaidas pramogoms pavertė pajamomis.